nekenčia. Taigi mums kaip upė imlumas, todėl turime nuolatos mokytis ir tekėti kaip ta upė. Mūsų skyriaus mokiniai mokosi ne tam, kad tik pasėdėti paskaitose ir gerai praleisti laiką. Norėčiau pacituoti mūsų skyriaus mokinių mintis ir atsakymus į klausimą mokausi tam, kad. Ši mokykla mane pavertė galimybių ieškančių žmogumi. Taip galvoja Aušra. Šios skyriaus mokytojai šaunūs. Jų mokymo dalykuose skatinamas komandinis darbas, ugdomas pagarbus elgesys. Savo nuomonę išsako Viktorija. Su specialybe sieju ir tolimesnius planus, nes tikiu, kad įkursiu savo verslą. Ateities planus išsipasakoja Tomas. Monika teigia, pirmą kartą pamačiusi savo bendraklasius, būsimus mokytojus, negalėjau įsivaizduoti, kad taip puikiai seksis visiems kartu bendrauti, bendradarbiauti, kurti įvairius projektus. Mokausi tam, kad baigęs šios specialybės programą ir norėčiau tęsti mokslus toliau, universitete ar kolegijoje, apie galimybės tęsti mokslus pasakoja Žilvinas. Mokslas suteikia galimybę lengviau susirasti pelningesnį darbą, lengviau įsitvirtinti visuomenėje. Tomas. Aš vadovaujuosi šiuo posakiu. Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. Savo mintis pasakoja Žilvinas. Ši mokykla patinka mokymo programų gausa, renginių įvairove, jų organizavimu, originalumu, įspūdžiais pasidalina Viktorija. Taigi, apibendrinant visus mokinių rašinius tema mokausi tam, kad išryškiname pagrindinius mokymosi tikslus. Tobulėti kiekvieną dieną, gauti naujų žinių, ugdyti asmeninius gebėjimus dėl savo geresnės ateities ir įgyti kvalifikaciją. Pasiūlymai trečiai pasiekimų patikrai. Gerbkime mokytoją. Bendrauti.